Sveiki, čia Greta ir šiandien pristatysiu įdomiausių 2023 metų knygų 11. Kadangi taip jau susiklostė aplinkybės, kad pastaruoju metu labai daug skaitau lietuviškos literatūros ir kartais apie ją rašau, bet dabar, kadangi labiausiai esu atsidėjusi disertacijos rašymui, tai kitus dalykus rašyti šiek tiek tingiu ir neturiu jėgų. Tai nusprendžiau pabandyti vis tiek kažkaip įžodinti savo įspūdžius apie knygas. Ir kadangi man atrodo, kad kai kurios praėjusiais metais pasirodžiusios lietuviškos knygos yra labai įdomios, tai kartu norėčiau tiesiog pareklamuoti tą mano nuomonę gerą literatūrą. Mano santykis su lietuviška literatūra yra labai sudėtingas. Kaip ir dauguma buvau sutraumuota lietuvių kalbos pamokų, nors man jos labai patiko ir man ten visai gerai sekėsi. Bet kažkaip iš mokyklos išėjau su mintimi, kad lietuvių literatūra yra šūdas. Iš principo kažkokia kaimietiška, neįdomi, senovinė. Ir studijuodama prancūzų filologiją, tai su lietuvių literatūra susidūriau dar mažiau, gerokai mažiau negu mokykloje. Tai turėjau vieną kursą, per kurį perskaičiau Kunčiną, Gavelį, Papievį, Černiauskaitę, man atrodo, Vaškevičių. Ir kažkaip, kai stojau magistrantūrą, tai buvau mažiau nusistačius prieš lietuvių literatūrą, bet vis tiek nesakyčiau, kad mano smalsumas buvo labai smarkiai sužadintas ir kad norėjau ją skaityti. Tai skaičiau anglo ir frankofonišką literatūrą ir nieko savo gyvenime nepasigedau. Mano situacija šiek tiek pasikeitė, kai stojau doktorantūrą ir tada tiesiog turėjau tam tikrą galimybę skaityti daugiau lietuviškos literatūros. Ir į aplinkybės aš nesileisiu, kadangi man neseniai buvo iškomunikuota, kad mano komunikacijos stilius nelabai dera prie mano institucijos komunikacinio stiliaus, su kuo aš visiškai sutinku. Tai jaučiu pareigą pabrėžti, kad šioje apžvalgoje aš išreiškiu savo asmeninę nuomonę nesusijusią su jokia institucija, su grinai privatus asmuo. Ir kadangi manęs nevaržo jokie instituciniai gniaužtai, pristatau jums Gretos Štikelytės 2023 metų įdomiausių lietuviškų knygų 11. Gal verta paminėti tam tikrus kriterijus, kuriais vadovavausi ieškodama įdomiausių knygų. Pirmas mano kriterijus yra kalbos savitumas. Tai tam tikrą prasme čia gali atrodyti, kad aš šiek tiek nusišneku, nes kiekvienas autorius rašo savitai. Tačiau vis tiek aš tikiu, nors galbūt čia yra tiesiog mano labai subjektyvi asmeninė pajauta, kurios niekaip neįmanoma įrodyti, vis tiek tikiu, kad vieni kopijuoja daugiau negu kiti ir kad kalbinėje plotmėje tai labai smarkiai jaučiasi, bent jau aš labai smarkiai tai jaučiu. Kartu negaliu sakyti, kad, kadangi, kaip jau minėjau, nesu perskaičius labai daug lietuviškos literatūros, negaliu tvirtai sakyti, kad viską žinau, kas kaip rašo ir galbūt kažkas kopijuoja, ko aš nepastebiu, bet man tai labiau yra susijęs su tokiu galbūt netikėtumo faktoriumi, kai yra tiesiog tam tikra literatūra, kurią skaitydamas tu žinai, kaip kas bus sudėliota. Tai ypač man jaučiasi poezijoje. Ne visada skaitydama kopiją galiu įvardinti, kad tai kopija, bet kai atrandu, kad kažkas yra ne kopija, tai tada, nežinau, tiesiog labai smarkiai tai pajaučiu. Ir kitas aspektas, turbūt, kurį verta paminėti, tai kad aš iš prozos skaitytojos per pastaruosius keletą metų virtau labai įstringa poezijos skaitytoja, kas man buvo keista, nes man poezija niekada nepatiko ir visada galvojau, kad man nepatinka poezija, bet aš galiausiai skaitydama suvokiau, kad man nepatinka ne poezija, man nepatinka bloga poezija. Ko aš noriu iš poezijos, tai aš noriu, kad jinai praeitų pro kalbą kaip uraganas. Iš tikrųjų, kol kas lietuvių literatūroje susitikus vienintelę knygą, kuri, man atrodo, atitinka tą uragano kriterijų, tai yra Tomo Petrulio Sterili. Ir kai pirmą kartą skaičiau tą knygą, tai man atrodo, kad ten, nežinau, ją parašė ateivis ir kaip taip įmanoma, ir kaip šitaip galima rašyti, ir kaip tu gali sulankstyti, atlankstyti, perlankstyti tą kalbą ir ką iš jos padaryti. Žodžiu, tai paskaitykit Tomo Petrulio Sterili, jeigu dar nesat skaitę. Taip, tai dabar galime pereiti prie paties 11. Čia štai matote išdėliotas, man rodos, 10 knygų, kurias man pavyko gauti šito 11. Pagrindinės kategorijos yra 4. Tai pirmoji yra
Ant plauko. Čia yra tos knygos, kurios laikosi vos 11. Tai reiškia, kad jos turi tam tikrų gerų savybių, bet turi šiek tiek daugiau turbūt blogų. Ir jeigu būtų atsiradus kokia kita knyga galėjusi jas išstumti, tai būtų labai lengvai įvykę. Tada antroji kategorija yra 20 amžius. Tai čia, man rodo, savaime suprantama, tiesiog yra autoriai, kurie rašo taip, kaip buvo rašoma 20 amžiuje, kurie rašo gerai, bet tai jau tiesiog, mano nuomonė, jau šiek tiek praeinanti literatūra, praeinantis stilius, praeinanti žiūra netgi į pasaulį ir tiesiog jau daugiau niekas taip nerašys, tai vienu kartu tai yra, atrodo tarsi neprogresyvu, bet kartu, bent jau man tai yra kažkiek nostalgiška. Trečioji kategorija, kurią aš angliškai buvau įvardžius savo kaip normies, tai po to sugalvojau labai neblogą lietuvišką atitikmenį, bus vadinama normaliakai. Čia yra tiesiog, kokybiška literatūra, kuri, man kažkaip atrodo, turėtų patikti daugumai, kuri tiesiog ją perskaičius, tu jauti tam tikrą tą malonumą. Ir galiausiai ketvirtoji kategorija yra siurprizai. Tai čia yra knygos, kurios mane kažkaip taip trinktelėjo per galvą, arba galbūt kurių aš visiškai nesitikėjau, arba iš kurių visiškai nieko nesitikėjau, ir kurios man turbūt labiausiai įsiminė šiais metais. Kategorija ant plauko prasideda nuo Mindaugo Peleckio Nuliūdę, nušvitę, nuėję. Patenka ant siūlo, nes žiūrint į visumą rinkinys nėra toks labai nepaprastai stiprus ar išskirtinis ir kažkokia neįtikėtinai keista boomeriška skyryba, eilėraščių forma, kai kurie labai labai nuobodus ir įvaizdžiai, ir simbolika. Tikrai negaliu pasakyti, kad man patiko visa knyga. Kažkaip ta poezija nesijautė gaivi ir jinai turėjo tokio makėjeviško vaibo. Toksai pusamžis vyras su džinsinė liemene rūko cigaretę ir geria alų ryte chruščiovkės virtuvėj. Kažkoks toks tos poezijos vaibas man kartais buvo. Ir kartu jinai, aišku, skaitosi taip, tarsi nebūtų iki galo parašyta, kas buvo kas iš tiesų yra tiesiog faktas, kadangi autorius mirė prieš parengdamas knygą leidybai. Tačiau prieš mirtinis skyrius, kuris vadinasi Žmogus už brūkšnio, tai vien dėl jo šita knyga pateko į mano įdomiausių knygų 11. Tam jaučiasi susisukęs toks skaudžiai jaukus egzistencializmas. Skaitant man kilo tokia pagarba žmonėms apskritai, kad ir kaip būtų sunku, jie vis tiek gyvena ir dar kažkas rašo, dar poeziją. Nežinau, toks buvo labai malonus gyvenimą patvirtinantis jausmas, kad čia gyventi yra faina. Aišku, galbūt tai skamba keistai, kalbant apie žmogus prieš mirtinę poeziją, bet nusprendžiau, kad paskaitysiu vieną eilėraštį iš to skyriaus. Jis vadinasi Pirmas. Pirmas pavasario oro gurkšnis po žiemos vienutės, vėjas nuplėšė šaliką, kepurę, mintis ir vien sapnus reginčius akinius. Pirmas atidus žvilgsnis, neprisimenant akių spalvos, pirmas žodis, nesuprantant kokia kalba, pirmas kavos gurkšnis, pats skaniausias, pirmas branduolinis sprogimas, ištaškantis abejones, sudėtas į sakmes, autorius pasirašo L. Ikimas. Viskas tai pirma, jog atrodo, kad dar negyvenai, bet kur buvai niekas nepasakys, niekas neatvers ir žinios, kur būsi. Tai man visai paliko įspūdį. Tada antrasis ant siūlo į 11 patenka Aistis Žekevičius su savo knyga Atlaidžiai šypsosi bedugnė. Kai ėmiau šitą knygą iš bibliotekos, tai bibliotekininkė man sakė, kad čia labai gera poezija. Tai aš šiek tiek gal daug tada iš jos ir tikėjausi, nes tikrai labai patiko Birutės Bikelytės dizainas. Tiesiog malonu tą knygą kažkaip laikyti. Knygą išleido Bazilisko ambasada, kuri šiuo metu yra mano turbūt mėgstamiausia leidykla, tiesiog leidžia žiauriai daug geros poezijos ir galiu tik padėkoti ir
liepti visiems eiti pirkti tą poeziją. Ta knyga mane paviršutiniškai buvo apsukus aplink pirštą savo atrodymu. Ir nors aš nesutinku su bibliotekos darbuotoja, kad čia yra labai gera poezija, aš labiau sakyčiau, kad čia to knygoje yra geros poezijos. Knygos bėda yra ta, kad yra ir blogos poezijos. Ir nors rinkiniai yra labai tokių tikrai stiprių eilėraščių. Ir aš iš tikrųjų dabar, kai galvoju, tai į savo sąrašą šitą knygą įtraukiau turbūt dėl vieno eilėraščio, kuris vadinasi Holokaunas. Arba Holokaunas. Jau čia skirčiuosi, bet man atrodo tiesiog, absoliučiai genialus, sakyčiau. Nežinau, man labai patiko, pavyzdžiui, eilėraštis Vidinio kompiuterija. Esi fragmentiškas kaip hartas. Nurink. Jau niekas neišgelbės. Nežinau, paprasta, bet šiaip tikrai maloniai skaitosi. Bėda yra ta, kad Žekevičius pats savo šaudo į koją. Jisai padaro labai labai įdomų kūrybingą darbą ir tada savo paskutiniam 2 eilutėm paaiškina visą savo eilėraštį ir kai tu paaiškini eilėraštį, tai lygiai taip pat kaip tu paaiškini pokštą. Ta prasme, jisai pasidaro iškart tiesiog mažiau juokingas, tai tuo tarpu eilėraštis pasidaro mažiau geras. Tai vietoj to, kad autorius leistų skaitytojui pabūti tame žaisme sukurtame, kad leistų pačiam iškasti tai, kas užkasta, jis tiesiog parodo viską ir tada jau, nežinau, aš tai jaučiuosi tiesiog kažkaip, man liūdna dėl prarastos galimybės. Tai pavyzdžiui, to pavyzdys galėtų būti eilėraštis Atsimylėjimas. Argi būtų nepuiku, jei toks dalykas egzistuotų. Atsimylėjėliai vaikščiotų atskirai, lyg nebūtų susipažinę, užmiršę pirmąjį atsimatymą, miegotų ramiausiai panirę į nespalvotus sapnus, užuot bukai spoksoja į sieną, su šypsena veide ir viena vienintelė mintimi. Tai dabar, jeigu Žekevičius čia būtų padėjęs tašką, būtų žiauriai fainas eilėraštis. Bet tada jisai pavaro 2 eilutes. Kambaryje netrūksta nieko, išskyrus tave. Kodėl? Na gerai. Tai geriausiai skaitėsi tie eilėraščiai, kur mažiausiai naratyvumo. Nes tas naratyvumas ir noras papasakoti kažkokią istoriją iki galo, jis vis laiką atvesdavo prie tokio banalumo ir tokio to gyvenimo patvirtinimo, bet ne taip kaip pas Peleckį, kuris yra kažkoksai labai, ten tiesiog jaučiasi kažkoks svoris, tai čia jaučiasi toksai, nežinau, instagramiškumas ir taškauskiškumas. Čia aš suprantu, kad didelis turbūt įžeidimas, bet toks yra man skaitant jausmas. Žekevičiui aš linkėčiau griežtesnio redaktoriaus, nes man atrodo, kad ten tiesiog yra labai daug galimybių, kurias reikėtų tiesiog per tough love jas išspausti, nes yra ką išspausti. Tai toks kaip labai skanus, bet biškai išsigazavęs gėrimas. Įpūtus burbuliukų būtų geriau. Na ir paskutinė ant siūlo besilaikanti knyga 11 yra Undinės Radzevičiūtės Pavojingi žodžiai. Su Radzevičiūte man visada buvo sudėtinga ir turbūt visada bus sudėtinga, nes jinai tiesiog nėra mano rašytoja. Esu visai nemažai jos skaičiusi. Ir net Strekaza, kuri labiausiai patinka iš visų jos knygų, vis tiek ne mano tekstas. Ir man atrodo, kad nepaisant to, kad aš galiu kartais griežtai kalbėtis, iš daug ko šaipytis, bet giliai viduje aš tiek labai myliu žmones. Ir Radzevičiūtė, man atrodo, jų nemyli. Ir mane kažkaip tai tiesiog mane leidžia, nežinau, surasti tokio tikro ryšio su jos knygom. Tai kodėl aš vis tik įtraukiau šitą knygą, ir čia tokia nuostabi ir tokia peržengusi tą mano vidinį nejaukumą skaitant ją, tai iš tikrųjų ne. Bet Radzevičiūtė yra vienintelė autorė, kuri, mano nuomonė, lietuvių literatūroje stabiliai rašo juokingai, šmaikščiai, tiesiog kerta kaip su botagu. Ir, nežinau, tas man yra labai įdomu vis tik.
kadangi man to šiaip labai trūksta lietuvių literatūroje, tai va dėl to Radzevičiūtė ir laikosi čia ant plauko. O šiaip tai tas teatro pasaulis, manęs nedomina, nežinau, niekad kažkaip manęs teatras netraukia. Ir aš nelabai suprantu iš tikrųjų, kuo ten visiems taip niešti būti. Tai ne viską aš tai knygoje sugaudžiau, nes šiaip nesakau teatro aktualijų ir ten žinau tos skandalus, bet man jie neįdomus ir aš juos niekaip neįsitraukiau. Tačiau taip pat kita priežastis, kodėl Radzevičiūtė pateko į mano 11-tuką, tai kad ji, žodžiu, man skaitant prozą šiais metais vykdavo tiesiog sąmonės užtemimas, kur aš pradedu skaityti knygą ir galiu paskaityti daugiau, galiu paskaityti mažiau, bet man tiesiog, aš kažkurioje vietoje sustoju ir suvokiu, kad aš net nebesuprantu, ką skaitau, nes man yra taip neįdomu. Tai pas Radzevičiūtę šito nebuvo. Aš pabaigiau iki galo šitą knygą ir man kažkaip visai, tuo metu, kai skaičiau, tai visai patiko. Ar dabar aš kažką labai prisimenu? Keletą bajerių. O šiaip tai daugiau nelabai. Kitas dalykas, kurį man priminė šitas romanas, buvo tai, kad kažkada, nepamenu kada, bet dar kai, man rodos, bakalaurą gal studijavau, galvojau, pliama, kaip būtų faina parašyti romaną, kuris būtų vien tik iš dialogų. Galvojau, Greta, tu esi geniali tiesiog. Ir tada jau, kai pagalvojau, kad esu geniali, tai tada prisimenu, bet egzistuoja toks žanras kaip drama. Tai va, tai mano šita mintis čia buvo įvykdyta. Tai dabar pereiname jau nuo siūlo prie 20 amžiaus ir į 20 amžiaus literatūros kategoriją patenka Alvydas Šlepikas. Į 20 amžiaus literatūros kategoriją patenka Alvydas Šlepikas su savo knyga Namas anapus upės, kurios čia nėra, kadangi buvau priversta ją grąžinti į Molėtų biblioteką, iš kurios buvau ją pasiskolinus, nes kitur tiesiog negavau. Tai reklamuosiu dar tarp bibliotekinį abonementą, kuris leidžia, jeigu jūsų mieste nėra reikiamos knygos, tai parsisiųsti tą knygą iš kito miesto. Visai geras daiktas. Žodžiu, tai į 20 amžiaus kategoriją patenka Šlepikas, kurio aš tiesiog negaliu nustoti vadinti Šlepiku. Tos Šlepiko įvairių laikų istorijos, nėra jos labai įvairių laikų, būkim biedni, bet teisingi, tikrai jos yra 20 amžiaus istorijos. Ir man kažkaip tos pačios istorijos gal net neatrodo labai esminės, nes tikrai gan nuobodžios ir tokios mizernos, nūdnos, man net kažkaip nerandu lietuviško žodžio tinkamai joms apibūdinti. Bet tada pereinant prie to, kaip jos parašytos, ir esu priversta sakyti, kad tai yra įdomus tekstai, nes tas kalbos lengvumas, grakštumas, toksai visiškas įtraukimas. Kažkaip mane net fiziškai veikia tie žodžiai ir ten skaitydama to paties pavadinimo, kaip knyga vadinasi, apsakymą. Aš tiesiog nežinau, drebėjau. Žodžiu, tai įdomi knyga tuo, kad forma gerokai nustelbia turinį, mano nuomonė, ir tiesiog atrodo, kad tu esi paskendęs toj kalboj, o ten kas vyksta, tai taip. Ir kartu lygiai to pačiu susišaukė su Radzevičiūtė, nes ten irgi forma gerokai nustelbia turinį. Ir į 20 amžiaus kategoriją, jeigu čia būtų 12-tukas, o ne 11-tukas, dar patektų Venclovos Užuonos ir Bernardinų. Nes vėlgi, tiesiog Venclova rašo, nepriekaištingai gerai, bet rašo kaip 20 amžiaus rašytojas, kaip rašytojas, kuris jau ruošiasi mirti. Ir man bent jau, aš nelabai randu ten ką naujo, bet padaryta kokybiškai. Tiesiog nieko negaliu prikišti kažko. Venclova rašo kaip Venclova. Tai pereinant prie normalekų, čia mes turime 4 autorius. Pirmoji yra Virginija Kulvinskaitė, kurios apsakymų rinkinys 4 yra sudarytas iš tokių, tamsių tekstų ganėtinai, tokie labai labai atmosferiškų. Ir tikrai galima sakyti, kad čia yra rinkinys, kadangi jie visi susirenka į tokią labai vientisą dermę kažkokią sudaro. Skaičiau jau mažiau nei prieš, vasarą kažkada skaičiau, bet vis tiek labai gerai atsimenu 3 iš 4 atsakymų. Labai gerai prisimenu 3 iš 4 apsakymų. Tai,
jie nėra tik tai šiaip tokie efemeriški, bet jie iš tikrųjų kažką palieka. Ir Kulinskaitės stilius, blet, jau kalbu tai wow. Kulinskaitės stilius labai toks tolygus ir mano nuomonė didžiausias gal šitos knygos trūkumas yra kažkaip per mažai literatūrinės ambicijos. Jis rašo taip labai klasikiniu būdu. Žinai, apsakymas ir jis toksai ir turi būti, ir toksai ir yra. Ir man kažkaip, nežinau, čia gal mano lūkestis, bet man tiesiog atrodo, kad kažkaip galėtų būti daugiau eksperimento ir tada būtų iš tiesiog, atominė bomba. Dabar tai yra tokia, taip, nedidelio galingumo bombytė. Toks tiesiog malonus skaitinys, bet neduoda per galvą. Aš norėčiau, kad man duotų per galvą. Šiaip jeigu sukryžiuotumėm Grušaitės ambiciją su Kulvinskaitės tuo, kaip jinai rašo, tai man rodos gautumėm tikrai lietuviškos literatūros žvaigždę. Tai pereinant prie kito normaliako autoriaus, tai yra Algminas Petronius savo knygą Nedetektyvai, kurie tokie trumpi, suraizgyti pasakojimai ir jeigu reikėtų taip pat trumpai apibūdinti, tai aš sakyčiau, kad jie yra labai lengvai prieinami. Ten nėra kažkokių super sudėtingų idėjų ar kažkokių, jie tokie žaismingi, lengvi, nelabai neturi didelės pretenzijos, tai tiesiog parašė, ir parašė. Tai jie tokie veikėjai tikrai yra smagus, neliteratūriniai, nenugludinti. Galima sakyti, kad iš tikrųjų taip jaučiasi kaip tokie, kai kur ne visur, bet kai kur jaučiasi kaip tikri žmonės. Tai man šiaip visai patiko. Yra tokio traukimo per dantį, kuris man irgi visai maloniai skaitėsi. Tai vat ta nerimta žiūra turbūt labiausiai ir buvo didžiausias faktorius, kodėl jis pateko mano 11-uką. Problema yra ta, kad prisimenu iš 7 apsakymų, man atrodo, kokius 2, gal 3, jeigu reikėtų, dar prisiminčiau, o skaičiau, man rodos, prieš mėnesį. Lyginant su Kulvinskaite, kur prisimenu beveik viską, tai čia iš tikrųjų mažesnis daromas įspūdis, bent jau mano nuomonė. Ir kartu vis tik pirma knyga kažko priminė Gretos Dirmauskaitės Pažemę. Nežinau, galvoju, gal ten ta pati redaktorė taip sutvarko tą tekstą. Toje pačioje kategorijoje pereiname prie poezijos. Tai jeigu kalbam apie debiutantus, tai galima kalbėti apie Patriciją Budeikaitę ir jos knygą Kontaktas. Jeigu reiktų 2 žodžiais apibūdinti šitą knygą, tai jinai būtų žostka ir intertekstuali. Nepainioti su žostka intertekstuali, nors yra ir žostka intertekstuali, bet žostka intertekstuali. Tai mane kažkaip asmeniškai labai baugina ta knyga. Duosim, man tiesiog kažkaip yra tikrai nejauku ją skaityti ir taip. Ir man atrodo, kad galbūt taip yra todėl, kad tas temų ir kalbos aštrumas jis nėra suvaidintas, jis nėra tiesiog, kad aš svaidausi žodžiais. Man atrodo, kad prieš svaidydamas ten gerai pagalando tos žodžius. Nes kažkaip man atrodo, kad tikrai būna jaunų poetų, kurie ten spjaudosi tais piktais žodžiais, bet jie tokie yra, kur atrodo, kad taip ir turi būti. Bet aš tada nejaučiu to tikrumo, galios, tokio vitališkumo, gaivališkumo. O pas Budeikaitė jis yra. Ir tada man atrodo, kad, pavyzdžiui, jeigu aš būčiau kritikė tikrai to žodžio prasme, aš sugebėčiau atsekti, kurioje vietoje tas pasireiškia ir kodėl pas Budeikaitę tai yra, o pas kitus to nėra. Bet aš kažkaip tiesiog sugebu identifikuoti tą skirtį, bet iki galo išsiaiškinti, kodėl negaliu. Tai gal man kas nors paaiškins. Ir šiaip irgi labai gerai prie tekstų priderintas viršelis. Tai, ką matai, tai tą ir gauni. Ir knyga nėra visiškai mano skonio, nes man patinka nerimti žaidimai, o ne tokia, tamsa ir šitaip. Bet knyga tikrai gera. Ir tada jos tokia kolegė, lygiai tokia pati ne mano skonio, bet gera poezija yra Simono Bernoto Pasakų parkas. Iki galo jinai manęs neapžavėjo, nes
kaip man jinai yra per daug išgudrauta, ten tiesiog labai aiškiai matosi padirbėjimas, kas turbūt nėra blogai, nes man smagu yra, kai viskas yra išdirbta, bet tada, kai tu matai tą išdirbimą, nežinau, mene man nesinori jo matyti. Ir tiesiog labai labai daug to konceptualumo, o kai jo per daug, tai tada, kaip pradeda matyti tie brūžiai ant drobės ir tada dingsta tas įsitraukimas tikrasis. Ir viskas tikrai labai tikslu, labai nugludinta. Ir dėl to mane tiesiog per mažai stebino, mano nuomonė. Dėl to tai nėra kažkokia knyga, Dėl to tai yra knyga, kurią aš objektyviai vertinu kaip kokybišką ir gerą, bet kuri nėra mano knyga iki paties galo. Tačiau tikrai yra vietų, kur labai gerai išgudrauta ir labai vientisa, jaučiasi tokia, branda. Ir kartu man labai patiko, kad vietom išmėsteli toks banalumas ir tada jis labai greitai atsveriamas tokios kažkokios gelmės. Ir tas nuolatinis švytėjimas ir kaitimasis nėra neįdomu skaityti. Tai dabar, jeigu jau baigiame savo normaliakų kategoriją, perinam prie nuostabos, prie siurprizų. Tai čia vėlgi matote knygą, kurios aš iš tikrųjų net nelaikiau rankose, skaičiau tik tai elektroninę versiją, nes nepavyko irgi gauti. Tai Vytauto Kazielos Neatsimerk viešpatie. Kodėl patenka į siurprizų kategoriją? Nes atrodo kaip literatūra, kuri man nelabai turėtų patikti. Tokia labai paprasta, nesakyčiau, kad labai smarkiai kažkaip, kad yra kažkokio super ryškaus darbo su kalba, kad kažkas ten bandoma laužyti ar rekonstruoti, pakeisti. Labai, sakyčiau, kad tikrai yra tam tikro klasikos poskonio toj poezijai. Tie eilėraščiai tokie labai nugludinti, trumpi. Aš ten truputėlį pasižiūrėjau dar, atlikau tokį nemokslinį tyrimą ir tiesiog netgi labai yra nedaug eilučių, kur būtų daugiau negu 3-4 žodžiai. Ir man tiesiog atrodo, kad jeigu kam nors patinka šlepikas, tai turėtų patikti ir Kaziela. Ir šiaip Kazielos rinkinį aš pavadinčiau antigrafomanija, kur patinka, nepatinka, bet tu matai, kad yra išgryninta, kad yra atrinkta, kad yra nenorima tiesiog parašyti bet ko. Kad iš tikrųjų yra, rašoma tai, kas reikia, tai, ką reikia parašyti, rašoma tai, ką reikia parašyti. Tai čia būtų kaip ir neblogas rinkinys, bet tada jame dar yra viena dalis apie karą Ukrainoje. Tie eilėraščiai tiesiog turbūt labai gerai atitinka tą kognityvinį disonansą, kuris buvo justi ypač pačioje pradžioje, kur tu negali suvokti, kad tu gyveni karo pašonėje, ten kažkas vyksta ir jo Kazielos eilėraščiai, jie kažkaip sugeba pertikti ir tą buvimo pašaliečių ir kartu tą karo baisumą ir kaip tai sąveikauja. Ir dar viskas taip, nors aš sakiau, kad ten kalba nėra per daug laužoma, bet ten tikrai ta patirtis nėra tiesiog pasakyta, jinai ten gerokai perleista per kalbą ir gerokai taip suveršta. Tai pavyzdžiui, aš išrinkau keletą tiesiog eilėraščių, kad pabandyčiau iliustruoti tai, ką sakau. Tai pirmasis yra be pavadinimo. Šiąnakt užėjo atsitiktinis eilėraštis. Galbūt kažkiek atsilikęs, galbūt šiek tiek man iš priekio, klausiau iš kur, atsakė iš Kijevo, girdi kaip verkia ir nutyla vaikas, Kijeve šiandien 11 laipsnių šalčio. Ir, pavyzdžiui, antrasis tiesiog 4 eilis, kurie aš ištraukiau iš ilgesnio eilėraščio, vadinasi Mariupolis. Šitos masinės kapavietės yra dar viena Dievo mirtis. Tai va. Na ir antrasis siurprizas yra Diana Paklonskaitė, Šunys kaip gėlės. Aš tiesiog pasiėmiau ją pavartyti, nes buvau 100% tikra, kad man jinai nepatiks. Man nepatinka viršelis. Viršelis yra iš 20 amžiaus, čia blogiausia prasme. Ir tada aš kažkaip atsiverčiau tą knygą ir autorė rašo apie gamtą ir galvoju, okei, čia tikrai ne mano. Aš šiaip turiu tam tikrą alergiją eilėraščiams apie gamtą, nes mane
tiesiog nebuvau prieš tai skaičiusi gerų eilėraščių apie gamtą. Tai kaip aš vertinu gerus eilėraščius. Ir, žodžiu, tai gal tas mano pirmas įspūdis, kad jinai rašo apie gamtą, nėra, kad jinai rašo apie gamtą, jinai rašo galbūt labiau apie ekologiją. Ten, aišku, yra ir kitų temų ir įvaizdžių ir panašiai, bet tiesiog didžioji dalis rinkinio, nežinau, yra tiesiog šermukšniai, gėlės, medžiai. Ir tada, kodėl aš buvau taip nustebinta, tai kad man tie eilėraščiai nepaprastai patiko. Ir jos kalbos subtilumas. Tikrai irgi rekomenduoju perskaityti, nes yra kažkas įspūdingo. Jis toksai, žinai, tylus, kuris save neatkreipia dėmesio, bet iš tikrųjų yra nepaprastai galingas, tam tikrą prasme, tokia, žinai, soft power, kur, tipo, tu niekam neduodi galvą, bet tu taip truputėlį privertė atsisukti. Tu, žinai, kur atskrenda zylutė ir vis tiek žmonės visi pasižiūrės ten ir pažiūrėjo, kokia miela zylutė. Keli dalykai yra tokie labai tikrai stiprus, tai ritmika, kur kažkaip Paklonskaitė labai labai gerai jaučia, kur pradėti, kur pabaigti, ką pasakyti, sugeba tenai, kur reikia patylėti. Tai, pavyzdžiui, labai geras kontrastas su Žekevičium, kur Žekevičius galėtų kažkur patylėti, taip pat Paklonskaitė žino, kur reikia tylėti, kur reikia kalbėti. Labai gerbia skaitytoją. Ir ta tokia, nežinau, man galbūt labiausiai patiko, nemanau, kad Paklonskaitė patiks visiems, kadangi man jinai patiko, nes jinai perteikia tokį subtilų požiūrį į pasaulį, kurio aš tiesiog neturiu, jisai man neprieinamas. Ir tai nėra nei labai gerai, nei labai blogai, man prieinamas kitoks požiūris, bet tada, kai gauni pasižiūrėti tą, nežinau, gauni tokią akutę į kitą pasaulį, kito žmogaus pasaulį, tai būna labai, labai malonu. Ir man atrodo dar taip pat, kad Paklonskaitė yra Gudeikaitės antitezė, kad tiesiog yra du absoliučiai skirtingi poliai. Ir abu yra savotiškai įdomus, bet tiesiog perskaičius Paklonskaitę aš jaučiausi taip kažkaip praturtėjusi, tarsi gavusi tai, ko anksčiau neturėjau. Tai buvo toks geras jausmas. Taip, ir galiausiai mano 11 baigėsi su Tado Zaronskio spalvinimo knygelė draugams, apie kurią aš jau necenzūriškai išsireiškiau internete ir mano necenzūriškas posakis buvo po to panaudotas knygos reklamai, kas šiaip tai visai gerai ir, sakyčiau, atitinka mano požiūrį į literatūrą ir jos reklamą. Kad kartais reikia tiesiog keiktis daugiau, kalbant apie literatūrą. Tai žodžiu, tai Zaronskio knyga, kaip aš jau sakiau, kad aš noriu, kad poezija eitų per kalbą kaip uraganas, tai nesakyčiau, kad Zaronskis traukia iki uragano, bet tvanas tai tikrai įvyksta ir yra. Tai lyginant su tuo, kas vyksta aplinkui, tai sakyčiau, kad tikrai išskirtinė knyga ir mane tai, nežinau, aš skaitydama pirmą eilėraštį, perskaičiau Vasara valgo save nuo drėgnų beržų lapų ir jau buvau hooked iš karto. Tai ta poezija tokia labai žaisminga. Daugelis eilėraščių rimtai save nežiūri. Ir nors yra daug nerimo ir visokių ribinių patirčių, bet jeigu pas Bernatą žaidžia banalumas ir gylis, taip nuolat vienas su kitu besimainydami, tai čia kažkaip yra toksai įdomus santykis tarp pochui ir viskas svarbu. Tai yra kažkaip, atrodo, kad viskas yra ir pochui, ir svarbu. Ir šita kažkokia egzistencinė pozicija, nežinau, man yra tokia gan artima. Ir kažkaip ir daug kur aš skaitydama tiesiog suprantu, kodėl yra parašyta taip, o ne kitaip. Ir kažkaip tas mane gal labiausiai ir žavi, nes labai dažnai skaitant būna kaip su Paklonskaite, kur aš tiesiog skaitau arba netgi su Petruliu, kur skaitau kažką, kur tiesiog atrodo, kad žmogus taip kitaip viską mato ir išreiškia, kad, kad mes tarsi gyvenam skirtingose visatose. O čia tai buvo visai, atrodė, kad gal gyvenam toj pačioj visatoj. Tas buvo faina. Tai, pavyzdžiui, eilėraštis. Pilkoje dulksnoje kabo kilimas, džiūsta,
Bergždžiai yra tas žodis, kuris gerai nusako viską, blet, kodėl aš turėčiau kažką tau aiškinti, mano minčių ataudai visiškai atbrizgė. Tai čia yra kažkoksai tikrai tam tikras požiūrio kampo supratimas, dėl kurio man patinka šitą knygą, bet kita priežastis tai yra, jau kaip sakiau, tas darbas su kalba. Tai kiekvienas poetas dirba su kalba, vieni daugiau, kiti mažiau. Man atrodo, kad mažiausiai su kalba dirba tie, kurie pasakoja istorijas per savo eilėraščius. Tai pavyzdžiui, Mažulės fosilijos yra nėriniai. Man atrodo, kad ten yra papasakota, bet pasirinkta pasakojimo forma netraukia iki įdomios poezijos. Šitoje knygoje tai labiausiai turbūt siūlyčiau atkreipti dėmesį į eilėraščius Liesa vaikino schema ir eilėraštį be pavadinimo, kuriame veikia Marina. Tai jie tokie turbūt stipriausi. Nežinau, kažkaip, kadangi labai daug kartų skaičiau šitą knygą, tai dabar matyčiau irgi tokį tam tikrą, kai kur galbūt per daug kartojimuose. Mane kažkaip truputį pradėjo erzinti degtiniai ir gvazdikai, aš tiesiog nesuprantu, kodėl jie ten tiek daug veikia. Kažkaip, nežinau, gal mano gyvenime tiesiog nefunkcionuoja nei gvazdikai, nei degtinė ir tada, atrodo, tiesiog taip tarsi specialiai padaryta ir nenatūralu. Tai va, bet čia tokios smulkmenos, kurios jau pastebiu, kai, žinai, perskaitai tiek kartų tą tekstą. Tiek apie tas knygas. Visos yra savotiškai įdomios. Kitos, kurių nepristačiau, galbūt irgi yra įdomios, bet ne man. Pavyzdžiui, Kalinauskaitės Baltieji prieš juoduosius. Perskaičiau, man rodos, 100 puslapių ir tiesiog nebegalėjau skaityti daugiau. Tumasonytės Naujagimiai pradėjau 3 kartus, perskaičiau po 10 puslapių, nesugebu toliau tiesiog tęsti. Ir net bandžiau skaityti nuo įvairių tų novelių, nesugebėjau perskaityti iki galo. Grybo sapnas, siaubingai gal negalima sakyti, tiesiog populiarioji literatūra, kuri norėtų būti nepopuliarioji, bet populiarioji literatūra, kuri net nemoka normaliai sukurti veikėjų, užknisa šiek tiek. Ir kažkaip liūdna, kad jinai taip plačiai skaitoma ir tada nežinau, kokią didelę įtaką vis tik turi pinigai viskam. Tai va, tai su šita liūdna gaida baigiu savo geriausių 2023 metų knygų 11-tuką. Tikiuosi, kad radot ką nors, kas užkabino ir galbūt ką nors, ką norėsite perskaityti patys. Lietuviška literatūra yra įdomi ir tikrai gera. Toks yra mano verdiktas perskaičius daug neįdomios lietuviškos literatūros. Yra daug neįdomios, bet yra tikrai geros. Tai svarbiausia turbūt nenustoti ieškoti ir galiausiai kažką rasti. Iki kitų metų. Dabar keliauju rašyti disertacijos.